Labą dieną visiems susirinkusiem. Nežiūrint į tai, kad dar po truputį vienas kitas ateina žmogus, tai tiesiog kas kada ateis prisijungs, bet kadangi jau laikas, tai taupom visų mūsų laiką ir tada pradedam pristatymą ir iš tiesų šiandien jau yra net nežinau kelintas kartas ir susitikimas, kalbėjimasis apie struktūrą, bet šiandien jau yra ta diena, kada norisi pasidžiaugti ir parodyti tą rezultatą, kuris po intensyvių susitikimų, aptarimų su klinikomis ir įvairių diskusijų mūsų vidinių, gimė mūsų bendras rezultatas. Tai labai ilgai nekalbėdama, įžangos nedarydama, noriu pradėti vėlgi primindama, kokios yra nustatytos datos ir kada ką mes visi turim padaryti. Tai iš tiesų jau yra nemažai nuveikta. Čia kelios datos yra pažymėtos raudonai, tai reiškia, kad šiek tiek nežymiai pasikeitė lyginant su tuo įsakymu, kurį jūs gavot per DVS. Ten buvo truputį kitos šitos datos, bet mums labai proceso esmės nekeičia, tik patikslinau. Ir ką norisi šiandien pasakyti? Norisi pasakyti, kad jau 13 dieną yra atiduotas visas sprendimų projektų paketas profesiniams sąjungoms, kad jos susipažintų ir kad galėtumėm diskutuoti, dėrėtis, kalbėtis ir priimti bendrus sprendimus. Ir taip pat visas sprendimų paketas yra pateiktas dalininkams, tai yra ministerijai ir Klaipėdos universitetui. Ir tada sekančios svarbios datos yra, tai balandžio 3 susitikimas su profesinėmis sąjungomis ir siekis susitarti dėl visų sprendimų projektų. O balandžio 8 yra svarbi data, nes susitikimas su dalininkais ir ne tik finansinės ataskaitos, veiklos ataskaitos pristatymas, bet ir visų sprendimo projektų pristatymas. Tai balandžio 8 mums yra labai svarbi, nes matom, kad tą dieną mes jau turėsim patvirtintą struktūrą ir tame tarpe ir klinikas bei centrus, kurios vėliau pristatys Gintas. Na, o po to, žinoma, yra visi kiti darbai, kurie taip pat yra labai svarbus. Dar tiesa reikia pasakyti, kad šiandien atidavėm visus dokumentus stebėtojų tarybai. Tai yra dar vienas organas ir dar vienas susitikimas, kurio pritarimą reikia gauti. Na ir tiesa, be struktūros dar mes turėsim ir patvirtintą naują darbo užmokesčio tvarką. Na, žodžiu, viskas, kas yra būtina šiame pertvarkos procese. Na, o paskui mums yra svarbus darbai, atidavus šitą dokumentų paketą, yra labai svarbu susitvarkyti pareigybės, nuostatus ar ne, ir kiek žinau, tikrai skyriuose, tarnybose jūs jau tai darot, tai kviečiu konsultuotis, tartis tiek su personalo skyrium, tiek su teisininkais. Aš, Gintas, visi, kas galėsim filialų vadovai, esam pasiruošę diskutuoti ir padėti, kad gimtų pareigybės ir nuostatai, bet aišku, tuo pačiu norisi pasakyti, kad nebūtų didžiulio streso. Tai jeigu jau pasitvirtinsim tokias pareigybės ar nuostatus, tai negi negalėsim keisti, žinoma, kad galėsim. Tai bus taip, kad nauji klinikų vadovai, tarnybų vadovai ar ne, ir tikėtina, kad, žinot, pasižiūrėję naujai, kaip atrodo ta struktūra ir panašiai, galbūt ir norės pakeisti kažką ar nuostatose, ar tikslinėse pareigybėse, tai ir nieko tokio. Paskui su laiku mes tiesiog tos dokumentus galėsim pakoreguoti, pastiprinti ir panašiai, bet šiame etape, kadangi mes formuojam naują struktūrą, mes privalom taip pasiruošti, kad nauja struktūra startuotų su visais reikiamais dokumentais. Ir dar iš tos lentelės, kas yra svarbu yra tai, kad mes tikėjomės, kad su dalininkais mūsų susitikimas bus ne anksčiau kaip balandžio 15, bet dėl tam tikrų priežasčių jis įvyks anksčiau balandžio 8. Ir informavimo lapelių dalinimą buvome numatę nuo balandžio 22. Tai nuo balandžio 22 informavimo lapelius darbuotojams tikrai dalinsime, bet gali būti, kad šiek tiek pradėsim ir anksčiau, nes informavimo lapelius dalinti reikia pradėti ne anksčiau, nei dalininkai patvirtina struktūrą. Tai žodžiu, šita data gali būti šiek tiek ir lanksti, bet nuo balandžio 22 tikrai tai pradėsim daryti. Ir dar kas yra labai svarbu, kad jau balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje tikrai turim pradėti startuoti su konkursais, nes kitu atveju nesuspėsim iki rugsėjo. O konkursų nusimato labai daug, skaičius nėra baigtinis, bet mes tai prognozuojam, kad apie 150 jų gali būti. Tai žodžiu, kažkaip reikės ir tai suspėti padaryti, tai gegužės mėnesio pradžioje jau tikrai konkursai bus pradedami organizuoti. Tai tiek turbūt apie veiksmų planą, tokie pagrindiniai akcentai. Dabar noriu dar pasitrauksiu truputį iš šono ir noriu parodyti
kaip gražiai atrodo mūsų parengta galutinė struktūra Klaipėdos universiteto ligoninės ir tokia jinai išsiųsta jau profsąjungoms, dalininkams. Ir dabar, ką dar toje struktūroje norisi pakomentuoti. Na, tikrai nesustosiu labai ilgai, bet norisi pakomentuoti tam tikrus dalykus, kurie nebuvo galbūt iki galo apspręsti ir nepristatyti ankstesniuose pasitarimuose arba yra šiek tiek pasikeitę. Tai, jūs matote, ar ne, generalinio direktoriaus pavaduotojus numatomus ir kiekvienam pavaduotojui priskiriamas jų pavaldume tarnybas. Na ir jeigu direktorius medicinoje ar ne, tai numatoma, kad jo pavaldume bus stacionarinių paslaugų koordinatorius ir ambulatorinių paslaugų koordinatorius bei vaistinė. Taip pat, kalbant apie direktorių slaugai, tai numatoma slaugos koordinavimo tarnyba, pacientų gerovės tarnyba ir sterilizacinė šio direktoriaus pavaldume. Direktorius infrastruktūrai ir plėtrai, tai šio direktoriaus pavaldume ūkio reikalų tarnyba, medicininės įrangos priežiūros tarnyba, informacinių technologijų ir plėtros tarnyba, civilinės saugos tarnyba, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba bei radiacinės saugos tarnyba. Direktoriaus valdymui ir ekonomikai pavaldume ekonomikos ir strateginio planavimo tarnyba, dokumentų valdymo tarnyba, medicinės statistikos tarnyba, viešųjų pirkimų tarnyba, vidaus audito tarnyba ir maisto tarnyba. Direktorius inovacijoms, mokslo ir studijoms, jo pavaldume mokslo ir studijų tarnyba, projektų tarnyba ir visuomenės sveikatos tarnyba. Taip, kas yra naujo, tai generalinio direktoriaus tiesioginėme pavaldume mes matome be finansų tarnybos, infekcijų kontrolės tarnybos, komunikacijos tarnybos, dar patarėjai, sekretariatas ir taip pat naujai suformuota tarnyba, tai teisės, personalo ir korupcijos prevencijos tarnyba. Taip, dar ką norisi pakomentuoti, kad mes matome žemiau pažymėtos, reiškia, yra profilinės klinikos ir centrai. Tai, ką toliau Gintas pristatys ir mes šiame etape privalėjome profsąjungoms ir dalininkams pateikti klinikų ir centrų sąrašą, bet mes pateikėm ir, sakykime, tas schemas, iš kokių filialų, į kokį darinį, reiškia, jungiasi klinikos ar centrai, kad būtų aiškiau, o jeigu bus paprašyta papildomai kažkokios informacijos apie tai, kaip visa struktūra atrodys tikslinėje klinikoje vienoje ar kitoje, tai taip ir padarysim, pateiksim. O bendroje struktūroje matysime, ar ne, kad yra profilinės klinikos ir centrai ir yra išskirti tam tikri pavaldumai. Tai, kad klinikos centro vadovas yra pavaldus direktoriui medicinai, kad vyresnysis slaugos administratorius pavaldus direktoriui slaugai ir kad vadybininkas administratorius pavaldus direktoriui valdymai ir ekonomikai. Tai būtų tiek, turbūt akcentų iš struktūros pristatymo ir iš tiesų į administracijos ar kito personalo, reiškia, struktūrą detaliau nenorėčiau dabar keliauti, todėl kad esminių pasikeitimų vidinėse struktūrose neįvyko, išskyrus, kaip pažymėjau, kad kai kurie skyriai sujungti, sakykime, į vieną tarnybą. Tai tokie turbūt tik ir pokyčiai. Ir vėliau pabaigoje, po to, kai Gintas pristatys klinikas, galėsit paklausti, pasitikslinti. Dabar tada Gintui perduodu. Tai ačiū Jūratė už pradžią, įžangą. O mano pristatymą jūs jau esat matę. Bet yra šiandien proga ir reikia turbūt pasikartoti, dar kartą uždėti tam tikrus akcentus. Būtent dviem aspektais. Viena tai, kad vyksta restruktūrizacija ir tą, ką mes turėjom padaryti, tai apjungti besidubliuojančius skyrius, juos kažkaip integruoti vieną į kitą, o kita tai tas pokytis, kuris vyksta klinikose pačiose, iš ko dabar jau susidarys ta klinika, kokia bus jo struktūra, pavaldumas ir panašiai. Tai po pirmos iniciatyvinės, tai yra po iniciatyvinės grupės pirmo pristatymo buvo 17 klinikų ir mums atrodė, kad tai jau yra optimalu. Bet po to vyko dar įvairios diskusijos, vyko jūsų ataskaitos, vyko klinikų pristatymai. Ir natūralu, kad vėlgi diskusija valdymo grupiai ir finale mes gavom 18 klinikų ir 4 centrus. Vėlgi, manydami, kad tai yra dar racionaliau, dar geriau, dar tikslingiau valdymo prasme,
ir skyrių apjungimo prasme. Taigi, ką noriu pasakyti, kad čia jau klinikos yra visos įvardintos ir visi pavadinimai tokie, kokie yra, tokius, kokius jau pateikėm. Nežinau, ar jie dar galėtų kažkur keistis, atrodo jau pakankamai daug išdiskutuota. Tai tiesiog kol kas tai priimam už pagrindą. Rodydamas apie klinikas, aš dar kartą pakartosiu, kur kokie skyriai pagal mūsų korpusus ar filialus sueina, susijungia, apsijungia ar perkeliami. Anksčiau aš sakydavau, kad mes perkeliam kažką. Tai tos pozicijos, kurios apjungia buvusius, kaip sakant, vienodus profilius, aš tiesiog tai vardinu kaip integracija. Kėlimasis tai yra mūsų pačių kažkuriame korpuse, kur tiesiog perkeliam vieną skyrių į kitą, kaip sakant, gerindami mūsų, kaip sakant, paslaugų kažkokį teikimą, optimizuodami čia pat vietai. Taigi, pavadinimas atitinka tas, kas buvo, dar kartą parodau tiesiog iš kokio filialo, kas į kokį keliasi ir arba integruojasi. Tai čia, kaip matot, buvę Klaipėdos ligoninės skyriai ir kur atsidurtų krūtų chirurgijos skyrius, tai jisai atsiduria ginekologiniam korpuse, o ginekologinis ir endoskopinis ginekologijos skyrius iš Jūrininkų ligoninės turėtų integruotis į esamą struktūrą mūsų akušeriniam ginekologiniam korpuse, tačiau tai, kaip mes jau esame išdiskutavę, įvyks ne iš karto, įvyks atitinkamai paruošus, kaip sakant, visą infrastruktūrą, tik tai negalim pasakyti šiuo metu terminų, bet vizija yra tokia ir toks ir bus tolimesnis sprendimas. Iš ko susidaro moters ir vaiko klinika? Tai yra iš dviejų centrų, tai yra akušerijos centro su 3 sektoriais nėštumo patologijos, gimdymo ir pogimdyvinių, tai atitinka buvusius skyrius, ir ginekologijos centras su 7 sektoriais. Onkoginekologijos, endoskopinės ginekologijos, uroginekologijos, bendrosios ginekologijos, reprodukcinės medicinos, vaikų ir paauglių ginekologijos, krūtų. Šiuo metu neturime tų visų sektorių, tai, bet su tą mintim, kad tie sektoriai bus, matydami plėtrą, kaip ir daugelį kitų vietų, vėlgi, galbūt šiuo metu ir nėra pakankamai, kaip sakant, tokios dar išvystytos klinikos ar sektoriai, bet šiuo metu mes jau, kaip sakant, matom tai ir apie tai galvojam. Yra neonatologijos skyrius su dviem sektoriais, naujagimių intensyvios terapijos ir naujagimių ligų. Ir kadangi visos klinikos realiai turi turėti visą paslaugų spektrą, priklausomai dienos chirurgija ar dienos stacionaras, tai mes irgi, kaip sakant, įsitraukiam į šitą struktūrą ir atitinkamai tikrai visos klinikos turi ambulatorinės paslaugas, tai natūralu, kad jie turės ir savo ambulatorinius kabinetus. Infekcinių ir odos ligų klinika. Vėlgi, čia iš esmės niekas nesikeičia, kaip ir buvo. Tiek skyrių buvo infekcinių ligų vaikų ir suaugusių ir buvęs poskyris, tai tiesiog dabar jisai pavadintas skyrių, plus atitinkamai dienos stacionaro ir ambulatoriniai kabinetai. Psichiatrijos klinika. Vienintelis skyrius buvęs šitame filiale, Klaipėdos ligoninės, ir Švėkšnoje esantis skyriai, tai iš esmės irgi čia pasikeitimų nėra. Klinika formuojama dabar jau iš visų šitų skyrių. Reabilitacijos klinika. Paslaugos buvo anksčiau per visas 3 buvusias ligoninės, tai fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius iš Klaipėdos filialo jau yra integruotas, šiame prašom, kad integruojama, bet jau jo daugiau kaip pusę metų veiklos nėra, jis jau yra integruotas į Jūrininkų ligoninės filialą, bet ten yra paslaugų sumažinti dėl tam tikrų dalykų iki 30 lovų, bet mes tikrai tikimės, kad tos paslaugos atras vietą čia iki 60 lovų, o klinika dabar formuojama kartu su Palangos reabilitacijos ligoninė ir šiuo metu ten mes numatę esam 3 centrus, tai yra neurologijos, bendros reabilitacijos ir Klaipėdos reabilitacijos, su atitinkamai išvardintais skyriais, reabilitacijos, neurologijos, seminarinių, bendrosios reabilitacijos, profesinės reabilitacijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, su atitinkamai ambulatoriniais kabinetais. Taigi, palaikomųjų gydymo ir slaugos klinika buvo numatyta, kad jinai bus kartu su reabilitacijos, bet diskusijose atsiradus pakankamai aiškiam argumentam, šitą kliniką mes išskyrėme. Jinai neatrodo labai didelė, bet mes turim tokį matymą, kad čia turėtų atsirasti ir geriatrijos paslaugos. Tai dėl to šiuo metu ta klinika suformuota yra
iš dviejų palaikymo gydymo slaugos skyrių, iš kurių vienas yra Palangos ligoninėje, didelis skyrius, 80 lovų, ir paliatyvios pagalbos skyriaus, šiuo metu 2 lovos, bet mes galvom, kad tai turėtų būti bent jau iki 8 lovų. Radiologijos klinika per visus korpusus išdėstyta, per visas ligonės, tai kokia matoma jos vizija, tai yra 2 centrai, 2 sektoriai ir 2 skyriai. Tai iš centrų tai yra intervencinis radiologijos centras, kitiems sektoriais kraujagyslinių intervencijų ir nekraujagyslinių intervencijų, bei branduolinės medicinos centras. Ir radiologijos skyriai numeris 1 ir numeris 2 pagal buvusius filialus su atitinkamais sektoriais išvardintais pagal daugumoje atveju pagal anatominės sritis ir mokumo tyrimų atlikimo. Tai yra neuroradiologija, galvos kaklo, krūtinės, raumenų ir skeleto, skubiosios radiologijos, širdies ir kraujagyslių, pilvo ir dubens, ultragarsinis tyrimų, onkoradiologijos ir neonatologijos ir pediatrijos. Vėlgi, kol kas tokio sektoriaus nėra, bet galvojama apie tai, kad ta paslauga tikrai turėtų būti. Tokia turėtų būti. Onkologijos ir hematologijos klinika. Iš atitinkamų skyrių suformuota klinikų. Čia judesio kažkokio neįvyko tarp skyrių. O numatyta yra 3 centrai, tai yra onkologijos, chemoterapijos, radioterapijos, kitiems sektoriais, reutacinės ir brachiterapijos ir vieno tarnybo medicinos gydytojų, į kurią įeitų medicinos gydytojai ir branduolinės diagnostikos ir hematologijos. Atitinkamai šitos centrų srityje yra ir skyriai su dienos stacionaro paslaugomis. Tai ambulatoriniais kabinetais. Ortopedijos ir traumatologijos klinika atrodo nedidelė klinika, tačiau labai svarbi ir vyksta jos dislokacija į vieną aukštą, į esamą kardiologijos skyrių. Ir kardiologijos skyrius iš esmės yra jo veikla kaip ir sustabdyta, nes daktaras jau integravosi į jūrininkų ligoninės filialą ir ten jau numatyta, kaip sakant, plėtra ir tikslas yra, kad skyrius galėtų, kaip sakant, kuo optimaliau išnaudoti turimus resursus, lovas, personalą ir panašiai. Ir klinika suformuojama iš ortopedijos ir traumatologijos skyrių, pakankamai didelė, 60 lovų ir atsiprašau 54, turi numatyti 4 sektorius, tai yra traumų, endoprotezavimų, infekcijų, artroskopijų ir minimaliai invazyvios chirurgijos. Plus dienos chirurgija ambulatoriniais kabinetais. Akių galvos ir kaklo klinika, lygiai taip pat numatyta čia viduj perkėlimas veido žandikaulio chirurgijos skyriaus į 5 aukštą kartu su krūtinės chirurgijos skyriumi, o klinika suformuojama iš vieno centro, akių ligų centro ir 2 skyrių, lor ir veido žandikaulio chirurgijos. Skubios medicinos pagalbos klinika. Atsiprašau, skubios medicinos klinika. Matau, kad klaida. Taigi, šiuo metu jau planuojama yra plėtra esamo skubios pagalbos skyriaus į endokrinologijos skyrių. Darbai po truputį jau bent jau planuose vyksta. Ir kokia klinika suformuota, tai yra skubios medicinos pagalbos skyrius, kuris apima jūrininkų filiale ir šitame korpuse esančius priėmimo skyrius. Tai 5 poskyriai atitinkamai pagal mūsų tolimiausius taškus, tai yra Palangos ligoninė, Švėkšnų ligoninė, bei šalia esančius korpusus onkologiniam, akušeriniam, ginekologiniam ir infekciniam. Ir su vienu informaciniu sektorium, kurio veikla ir plėtra numatyta ateityje. Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo klinika. Skyrių daug ir suformuota klinika yra pakankamai didelė, tai su 2 centrais. Yra intensyvios terapijos su 3 skyriais, jų pavadinimai ankstesni yra aukščiau užrašyti ir anesteziologijos irgi su 3 skyriais. Atitinkamai buvusiais, tai jau kartą sakiau, kad 1, 2 arba 3 išdėlios, nežinau, savo nuožiūrą. Galima konkursą skelbti, o sektoriai yra 2. Yra skausmo gydymo, kurio veikla jau, tai yra remontai jau pradėti ir tikrai turėtų kelių mėnesių bėgyje pradėti funkcionuoti. Ir skubios konsultacinės pagalbos ir intensyvios terapijos su ambulatoriniais kabinetais. Chirurgijos klinika, vėlgi anksčiau daryta iš didesnių kiekio skyriaus, eigoje vėlgi numatyta iš jūrininkų filialo abdominalinės ir endoskopinės chirurgijos skyrių integruoti į šitame korpuse esančius 2 chirurgijos skyrius ir klinika formuojama iš 2 chirurgijos skyrių,
krūtinės chirurgijos skyriaus ir dienos chirurgijos skyriaus, kuris turėtų funkcionuoti jūrininkų ligoninėje. 5 sektoriai: hepatobiliinės chirurgijos, gastrointestinalinės, plastinės ir rekonstrukcinės, kolorektalinės ir robotinės chirurgijos su dienos stacionaro ambulatoriniais kabinetais. Kardiologijos klinika. Kaip jau minėjau, kardiologijos mūsų vedėjas jau integravosi į jūrininkų filialų kardiologijos skyrius ir jau paslaugos yra ten teikiamus. Mūsų skyrius iš esmės savo veiklą kaip kardiologijos sustabdė. Ir kokia klinika suformuojama, tai yra 3 centrai: intervencinės kardiologijos, elektrofiziologijos, vaizdinių ir funkcijų tyrimų bei skyriai. Vienas kardiologijos skyrius didelis, dienos stacionaras, ambulatoriniai kabinetai. Širdies ir chirurgijos kraujagyslių klinika, vėlgi, sakant, tam tikri žingsniai yra žengti šitame filiale, nelaukiant kažkokių tai terminų, tai kaip matote, ir kraujagyslės, ir kardiologija jau yra integruotos ir šiuo metu formuojama klinika lieka iš kardiochirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos skyrių, tai vieno sektoriaus, specializuotos širdies chirurgijos intensyvios terapijos sektoriaus, tai dienos stacionaro, dienos chirurgijos ambulatorinių kabinetų. Vidaus ligų klinika, irgi tas kėlimasis iš vieno aukšto į kitą, kas mums reikalinga dėl paėmimo skyriaus plėtros, tai endokrinologijos ir reumatologijos skyrius turėtų įsikurti 5 aukšte vietoje esamų insulto skyriaus, o diagnostikos skyrius iš jūrininkų ligoninės turėtų būti integruojamas į Klaipėdos ligoninę. Tai tokia matymas dėl judesio, o klinikoje formuojasi 3 centrai, tai yra pulmonologijos, vidaus ligų ir endoskopijų ir 6 skyrių: pulmonologijos, gastroenterologijos, endokrinologijos, reumatologijos, vidaus ligų skyrius numeris 1 ir 2. Tai dienos stacionaro, kuris turėtų būti šitame korpuse, ir Palangos ligoninė. Tai noriu užakcentuoti tą mintį, kad vis tik Palangos ligoninėje toks yra matymas, kad ten turėtų būti teikiamos dienos stacionaro paslaugos, vidaus ligų profilio. Dar centrai, pulmonologijos centre, tai yra tų sektoriai miego, kuris jau irgi kūrėsi, remontuojasi, teikiamis už poros 3 mėnesių bus veikiantis, ir bronchoskopijos ir intervencijos pulmonologijos, kuris irgi kabinetas tvarkosi, bet paslaugos teikiamas yra ir šiuo metu. Vidaus ligų skyriuose numeris 1, numeris 2, dienos stacionaras įvardintas kaip skyrius, ir endoskopijų atskiras skyrius, bet vidaus ligų klinikos sudėtyje. Tai kaip ir minėjau, pasikartosiu, kad ten dirba abiejų profilių, ta prasme, ir chirurginių terapijų, ir gastroenterologai, ir chirurgai, kurie teikia paslaugas. Tačiau mintis yra tokia, kad su laiku tas paslaugas vis tiek didžiąją dalim atlikinės gastroenterologai. Žinoma, chirurgai turi savo intervencijas, tikėtina, kad jos eigoje gal atsiskirs, bet šiuo metu tai yra numatyta vidaus ligų klinikoje. Nefrourologijos klinika, pasikeitimų kažkokių tiek planavimo, tiek formuojant klinikoje nėra. Tai yra nefrologijos ir hemodializė. Tiesa, čia matymas yra toks, kad gydomosios aferezijos turėtų atitekti būtent į šitą kliniką, urologijos skyrių. Neurologijos klinika, labai svarbi klinika, tai ir didžiausiai turbūt pasikeitimais, tai yra iš Klaipėdos ligoninės insultų, nervų ir vertebrų neurologijos skyriai turėtų būti integruojami į jūrininkų ligoninę. Tai yra pakankamai didelis lovų skaičiaus sumažėjimas, kadangi buvusių 4 skyrių palieka 2 skyriai ir formuojama klinika, tai yra 2 nervų ligų skyriai ir 2 centrai. Insultų centras, kadangi esam kaip ir insultų kaip centras šitame regione, ir išsėtinės sklerozės centras. Su 4 sektoriais klinikoje, tai yra neurofiziologijos sektorium, neurodegeneracinių ligų sektorium, epilepsijos paroksizminių būklių sektorium ir periferinių nervų sistemos ir neuroraumeninių ligų sektorium. Neurochirurgijos klinika, paskutinė klinika, viena iš tikriausių turbūt, tai neurochirurgijos skyriai išlieka numeris 1 ir numeris 2, su dienos chirurgijos ambulatoriniais kabinetais, ir savo klinikoje numatė 2 sektorius: galvos smegenų chirurgijos ir stuburo chirurgijos. Tiesiog noriu dar pasakyti, kad sektorių eigoje gali atsirasti ir daugiau. Atsiradus, kaip sakant, poreikiui, atsiradus kažkokiam proveržiui kažkokie srityje, arba tiesiog matom, kad yra poreikis užtirti kažkokią, kaip sakant, didesnį klinikinę dalį
tam tikros veiklos, to sektorių gali būti ir daugiau. Toliau centrai, turim keturis centrus išskyrę, tai yra laboratorinis medicinos ir kraujo bankas, buvę visi skyriai abiejose profiliuose ir Palangos bei Palangos reabilitacijos ligoninėje, tai apjungėme į vieną centrą, su keturiais sektoriais ir laboratorijom, čia skirtų minėti. Ačiū. Kaip mes įvardinsim, tai hematologijos ir bendrosios citologijos, klinikinės chemijos imunologijos, mikrobiologijos ir imunohematologijos laboratorija, kraujo bankas. Aš žinau, kad vedėja man norėtų pasakyti pastabą, bet iš esmės tų sektorių pavadinimų gali būti ir daugiau ir kitaip, bet bent jau ties laboratorijom apsistojom kol kas šitą. Histologijos centras, kaip matot, vėlgi histologijos laboratorija iš filialo Palangos, tai yra Jūrininkų ligoninės, turėtų būti integruojama į Klaipėdos ligoninės filialą ir formuojamas centras su keturiais sektoriais: histologijos, imunohistochemijos, citologijos ir autopsijos. Medicinės genetikos centras, vėlgi niekas ypatingai nesikeičia, tai yra genetinio konsultavimo ir molekulinės diagnostikos. Vienas centras kažkur dingo. Ar atspėsit koks? Vienas centras dingo, čia specialiai pažiūrėti, ar aš atsimenu viską. Tai vienas centras tai yra ambulatorinių paslaugų. Tai jo, jisai nedingo, aš pasakau, kad jisai yra. Matyt, tą žuvėdrą kažkur nusinešė, labai svarbus centras ambulatorinių paslaugų, į kurį eina visų klinikų integracija. Ir ten, kaip sakant, bus tiesa sektorius gavau. Dar žinau, kad yra 4 sektoriai. Ir išankstinės pacientų registracijos, registratūra ir archyvas, komunikacinis ir informacijos. Tai va, visi 4 sektoriai, jie niekur nedingo. Tai dar kartą pasikartosiu, kad tą, ką buvo numačiusi iniciatyvinė grupė, anksti praktiškai niekas nepasikeitė, nes po to mes suskyrius keliavom aukštyn žemyn, viskas liko savo vietose. Tik tai keitėsi pačių klinikų struktūra, jų vidus išdėstymas. Tai va, tai toks trumpas pristatymas, kadangi jau viską girdėjau 5 kartą, tikiuosi jau dabar klausimų nebus daug. O prašau tada Jūratė toliau. Ačiū, Gintai. Nereikia dabar. Tai dabar pamačius kaip, ne dabar pamačius, jau kelintą kartą mes matom ar ne klinikų struktūrą, bet jau dabar yra tikrai laikas savo užakcentuoti ar ne vis dėlto, kur kokie skyriai ir kaip tas klinikos formuojasi. Ir kadangi jau girdim klausimus, tai į kai kuriuos jos noriu iš karto ir atliepti, užbėgdama įvykiam, kaip sakau, už akių, žinot. Jau girdisi klausimai ir diskusijos apie planuojamus dalinti informavimo lapelius. Tai ir klausimai yra, reiškia, kaip bus numatyta, kur tie perkelimai, aišku, vėl kyla klausimų dėl darbuotojų išsaugojimo, tai norisi vėl pakartoti ir patikinti, kad siekis yra išsaugoti kiekvieną darbuotoją, nes mums jų tikrai reikia ir ne vieno personalo, ne vieno specialisto nėra siekis mažinti. Bet čia norisi atkreipti dėmesį, kad, sakykime, jeigu matom, kad kai kurie skyriai jau nebeveikia, kad ir šitam filiale, arba matome, kad jų kažkur neliks, persikels, pavyzdžiui, kitą filialą, o slaugos personalas nepersikelia, tai tikrai kviečiau slaugos personalą pradėti, pavyzdžiui, galvoti apie tai, ar ne, o kur jūs matytumėt savo vietą, nes yra vietų, kur atsilaisvina, ar ne, arba kur reikia personalo daugiau. Detalės apie tai, kur kas ką galima ir su filialų vadovais kalbėti, tikrai labai detaliai žino. Tiek daktaras Algirdas, nematau, tiek daktarė Ingrida. Tai aš dėl ko sakau, kad reikėtų dabar pagalvoti, tai iš tiesų būtų ir jums, ir mums palengvinimas, kad kuomet yra duodamas informacinis lapelis, viena iš informacijos dalių yra tai, kur siūloma pereiti. Tai pavyzdžiui, dabar, kada jau yra projektuojamos klinikos ir matoma, kas turės išsikelti arba kur galima rasti tas laisvas vietas, tai dabar, pavyzdžiui, apsisprendus slaugytojai, kur norėtų pereiti, nes ten yra laisvos vietos ir pasakius, kad aš norėčiau ten integruotis ar ne, tai tikslingai informacinėme lapelėje ir nurodoma ir viskas labai paprastai išsprendžiama. Jūs žinot, kur norit pereiti, tikslingai yra nurodoma, įteikiama, be problemų greit apsisprendžiat ir visos pusės yra laimingos. O žinot, jeigu taip atsitiks, kad jūs sakysit, dabar dar negalvosiu,
palauksiu, ką man informaciniam lapeliu parašys, ką pasiūlys, gal geriau pasiūlys, gal blogiau. Tai tada gali atsitikti tokia situacija, kad informaciniam lapelį bus nurodyta tas, kas bus nurodyta ir kito pasirinkimo nebus, reikės pereiti ten ir tik vėliau laukti, galbūt kažkas pasikeis skyriuose ir tada ieškoti galimybės migruoti. Tai aš siūlau tokį lengvesnį variantą, apsispręsti, pasirinkti dabar ir tiesiog pasakyti, kur jūs norėtumėt būti. Tai būtų toks kelias ir apie kitą personalą, jeigu ir pagalbiniam personalui ar ne, kyla tie patys klausimai dėl tam tikrų skyrių pasikeitimų, tai irgi siūlyčiau daryti tą patį, nes tikrai visiems būtų žymiai paprasčiau. O dėl informacinio lapelio dar vienas klausimas, kuris, sakykime, šiai dienai kyla, tai reiškia vėlgi, kas bus tame lapelėje, tai jau kaip ir esu minėjusi. Tai bus, reiškia, nurodyta, kas keičiasi iš esmės darbo sąlygose, tai ar keičiasi pareigybė ar ne, nes jeigu nebelieka skyrių vedėjų, tai lieka, reiškia, gydytojo pareigybė ir kur tada ta gydytojo pareigybė yra siūloma ar ne, kaip pavyzdys. Tada aišku, koks koeficientas, kaip ir sakau, tikslinė darbo vieta, kokiame struktūrinėme padalinyje ar ne, siūloma dirbti. Ir žinoma, kad bus nurodytas laikas, per kiek laiko reikia apsispręsti, ar ne, priimti sprendimą, ar sutinkat su to, kas siūloma ar ne. Tai gal tokie pagrindiniai akcentai, ką norėjau atliepti, dabar gal dar Gintas ir tada klausimai. Aš dar tuo pačiu atsiklėpęs dar noriu pasakyti, kad čia ant popieriaus yra labai paprasta parodyti, kas kur keliasi, kas kur integruojasi ir visa kita. Bet mes puikiai tą suprantam, kad nėra tai viskas taip paprasta, dėl ko dabar sakom, kad tose lapeliuose gali būti, ko ten tikėtis, kur nueiti, kur gal jau pradėti kažką ieškoti. Kaip matot, didžiausia turbūt problema yra ten, kur tie skyriai iš tikrųjų turi integruoti, tai kaip pasakoju, tai yra natūralu, kad kažkas lieka, kažkas išeina, dažniausiai galbūt personalas lieka ir kažkokios paslaugos išeina, kitur išeina slaugytojai gydytojai. Tai tiesiog mūsų didelis prašymas, kad suprastumėt, jeigu kažko nesuprantat, ateitumėt paklausimėt, kur yra tų vietų. Mes, kaip sakant, žinom ir dar norėtų pasakyti, kur tie judesiai vyksta, kur numatoma kažką, kur galima kažką pasiūlyti, nes tik tame tarpe mes peržiūrint ir tos dalykus, kad ir to saugos personalo būtų ten sukomplektuoti tiek, kiek reikia. Galbūt kažkur jau dabar šiuo metu trūksta, nebūtinai tuos skyriuose, kurie juda ir panašiai. Tai siūlau atkreipti tai dėmesį. O dar trečias procesas, kuris vyksta šalia to, kas čia vyksta, tai yra nenutrūkstamas paslaugų teikimas. Tai mes nežiūrime to, kad mes kažkur judam, mažinam lovas ar kažkur kolektyvą kilnojame, mes neturim pamiršti, mes dar turim sakant, paslaugas ir nesumažinti jų šitą etapą, kuris tikrai pakankamai sudėtingas. Labai diena visiems, aš tiesiog noriu padrąsinti slaugos personalą, nes iš tikrųjų labiausiai turbūt liečia jį šiandieną. Ir noriu tik pasakyti, kad tai nėra mums nauja, mes nuo vasaros persitvarkom. Tai buvo suvertę neurologinių skyrių, visi atrado vietas ir visi dabar dirbam. Visas slaugos personalas, paslaugos nenutrūko. Dabar kardiologinis skyrius, manau, irgi visos slaugytojos atrado savo vietas. Tai jeigu kažkam nedrąsu ir nejauku, tai liečia insultus, nervus, reumatologiją, endokrinologiją. Tikrai aš laukiu jūsų visų, jūs man pasiskambinkit, ateikit. Ieškosim visų sprendimų, kad būtų jums palanku. Taip pat jūs išreiškit ir savo pageidavimus, kad kažkam kažko reikia. Kad tai būtų susišnekėjimas tarp mūsų visų. Ir tai liečia ne tik slaugytojas, bet ir visą slaugos personalą. Tai tikrai laukiu, skambinkit, ieškosim visų būdų. Rasim. Ir šiai dienai noriu pasakyti, kad karščiausias taškas yra priėmimo skyrius, kuris laukia jūsų visų ir tikrai darbo vieta ir svarbi darbo vieta yra garantuota ir labai ilgam. Tai jeigu kažkas norit būti biški gydytojas, biški slaugytojas, tikrai ateikit pas mane, pas Marių ir mes rasim jum kaip dirbti. Gerai, ačiū. Ačiū, Ingrida. Tai dabar laikas klausimams, pastebėjimams. Kas norit paklausti? Kur buvo siūlyta struktūroje, tai branduolinės medicinos fizikas buvo, nes tai yra specifinis paruošimas ir jis lieka branduoliniai medicinai. O dabar matau, kad fizikai sujungti su spindulinės terapijos planavimu. Kaip čia bus, nes tikrai tos informacijos neturėjom prieš tai, kad bus sujungta su spindulinės terapijos fizikais.
Ar kažką nesupratau gal? Ne gydytojus, o tik medicinos fizikai į vieną tarnybą sujungti. Tik medicinos fizikai į vieną tarnybą. Jo. Taip, bet mums vis tiek mes jo negalim palikti kažkur atskirai, iš tai jis turi būti kažkokioje tarnyboje apjungtas. Tai čia tas nieko nekeičia jums darbo organizavimo principą. Jo. Nu, tai tiesiog nieko nebūtų blogo, nieko patikėkit. Dar kokių klausimų iš salės? Pažiūrėsiu susirašinėjimo skiltį, matau apie garsą. Taip, niekas. Taip, mikrofonas, garsas, kiras. Klausimų susirašinėjimų skilti kaip ir nematau, tik pastabas, pastebėjimus. Gal iš salės dar būtų kokių klausimų, pastebėjimų, gal kažkas praleista. Nebėra, žinokit, klausimų. Tai dabar tada prašysiu direktoriaus kažkokį, tai nežinau, apibendrinimo žodį, džiaugsmingą žodį. Labą dieną visiems. Aš tikrai malonu jūs visus matyti. Tai visų pirma noriu pasidžiaugti, kad visi drauge nuėjome tokį ilgą kelią, kuris prasidėjo spalio mėnesį ir susipažinom aš asmeniškai susipažinau su jumis visais ir tikrai džiaugiuosi tais pasiekimais, ką visi nuveikėme. Nes manau, kad šitas visas projektas yra mūsų visų bendras kolektyvinis darbas, kur ir tos diskusijos įgavo tokią kolektyvinę formą ne tik tai susitikimų, kai aš asmeniškai susitikau su jumis visais, bet vėliau jūs pristatėte kiekvieną savo veiklą. Tada mes pateikėme projektą, kaip galėtų atrodyti ateity mūsų ligoninė, jūs svarstėte skyriuose, tada mes svarstėme vėl drauge ir dabar buvo krūva pristatymų ir nemažai įvairiausių pasiūlymų, kuriuos net keitėm paskutinę akimirką, tai tikrai galime pasidžiaugti tuo rezultatu. Ir noriu palinkėti jums ir toliau tęsti tokį gerą darbą, kurį mes darome drauge. Ir tas iš dalies ir atsispindi ir finansiniuose rezultatuose, nes jeigu vasario mėnesį turbūt jau jūs gavote, kai kurie vedėjai jau sakė, matė rezultatus, tai mes ambulatorinių visų paslaugų skaičius yra tikrai netgi išaugo lyginant su sausio mėnesio, tai tikrai labai geras rezultatas ir aš tikiuosi, jeigu mes eisime tokia kryptim ir toliau, tokiu būdu įveiksime tos visus finansinius nesklandumus. Man atrodo, kad pats svarbiausias dalykas tai yra tai, kad visi esame drauge, visi stengiamės ir manau, kad visa kita yra tik antraeilis dalykas. Tai ačiū labai visiems. Tai dar kartą turiu paklausti, ar gal liko kažkas neišsakyta, nepaklausta. Jei ne, tai gražios likusios penktadienio popietės ir gero savaitgalio.